Šiandien Vilijus ir Vilius pagamins jums... Kas čia yra? Pikanija. Kas yra pikanija? Pikanija yra jaučio dalis. Kokia dalis? Galiu parodyti šitą. Ši čia va. Jo. Jaučio užpakalio. Viršutinė dalis. Jo. Mažai judanti, turinti normaliai riebalo. Ta fat cap vadiname. Čia mes turime, mat koks minkštas Urugvajus The Black. Čia jaučio Top veislė, taip? butt cap fat on pikanija. Čia vienas mėgstamiausių mano katų iš tikrųjų yra. Jis yra minkšta, turinti pakankamai riebalo, labai lengva ją kepti, mėgstu ją kepti visą gabalę. Tai žiūrėk dabar, Vitalijau, mes darysim taip. Jungiam. Čia tau neorkaitė. O tu išjungi. Aišku, išjungęs dujas buvai. Ne. Žulikas to. Ne. Reikia biškį palaikyti ir... Viską aš dariau pagal žodžių. Tai vėlgi picos pečiaus panaudojimas ne su pica. Turim lyžę, bet kam tu man tą lyžę atneši? Kad kongą Kas? Gal gali išnešti dabar? Daviau kongą. Vitalijau, kaip gaminsi pikaniją? Labai paprastai. Kaip? Pagal tavo receptą, Kaip? metodą. Kaip? Visą gabalą kišam į... Ai, tu ir norėsi papikirinti, ne? Net aš tavęs klausiu. Aš Tugi gaminsi. kiščiau jį iš karto. Į krosnį visą. O šitą plevelę nuimsiu ar ne? Oi, pagidautina būtų. Nu tai gerai, tai tada kaip tu ir sakei, kad darytum, tai prašau, imk ir daryk. Bet gal įkaitinti keptuvę reikėtų iš pradžių, ar ne? Tai tu daryk, sakai, žinai kaip padaryti. Aš norėjau su tavim pasitarti. Tai eilinį, kad pasiginčyt nori, man atrodo. Ne, čia tu tai vadinėjai ginčimus, aš Ne, aš kaip tik sakau visada, čia jau aš taip sakau, Vitalijau, mums reikia pasitarti. Jau žinai, kad jau aš proto, atsiprašau. Kažką sakysiu, kas tau gali būti nepriimtina. Nu, tai daryk tik skyšę, nepilk į vidų. Nu, išimk, šaunuolis. Taip. Tikrai dedam iškartinai? Dėk čia. Ką čia padarai? Riebalų į viršų. Taip. Nu. Po biškį kyla. Šiek tiek pipiriukų, druskytės įdėsim, taip? Faina, kai tavo peilį kažkas tai daužo į metalą. Žinok, net nepagalvoju, aš žiūriu į galvą, kaip gerai pjauna. O tu vat matai, iš karto matai Taip, nes tu mano peilis dažnai naudoji ne pagal paskirtį. Pavyzdžiui. Nuolatos. Alai tu daryti. Nu va, dabar žiūrėk, Vitalijau, tau užduotis yra... Bet nedega, man atrodo. Kad dega. Žiūrėk, tai aš tavo pasakosiu, už kur reikia. Įspaudi, suki, užsidega ir laikai dar 3 sekundės. Tai buvo parašyta instrukcija, bet kadangi neskaitai... Tu neskaitai, tai net nesugebėjai man pasakyti. Marinuok. Taip. Gerai. Aliejum reikėtų ištepti, ar ne? Ne, jinai ir savęs pakankamai turės. Riebalo daug duos. Susipjaustum morkas. Dar smulkinti į ketvirtadalį? Kad... Nežinau, čia planau aš per pusę, tu čia uždavai tokį klausimą. Nu, vat šitą aš norėčiau dar. Kam? Nu, jinai storesnė, matai, šitą plonesnė. Nes tu kryvai atpjovai, dėl to neplonesnė. Taip. Taip, tik pjauk kitas normaliai. Vėl kryvai nuėjo? Ne. Taip. Ne. Taip, pažiūrėk, šitą plonesnę už šitą. Nu, antrą?
Tai jau trečia bus. Ir ta trečia irgi. Aš tuo tarpu pagrilinsiu morkas. Šito lėvai plonai pjav, dar vieną. Temperatūra yra dabar 250. Mes pasistengsim daugiau ir nedaryti, jungsim ant liau. Labai gerai, tegul kepa. Tuo tarpu mes pasiskrūdinsim morkas, kad jos mums šiek tiek paminkštėtų, gautų griliaus įdegimą. Kad keptuvė įkaistų tuo pačiu. Ir toliau mes keptuvėje darysim padažiuką ir dėsim tenais morkas. Kaip jinai traška iš karto. Braška vis. Tai va. Šiek tiek apie pikanę, tai aš kaip esu sakęs, kad čia mano vienas mylimiausių katų. Jinai nėra brangi kaip antrikotas ar išpjova ar nugarinė. Jinai yra pigesnė ta dalis, bet jinai yra be galo gera. Prieš 3 metus, kada aš apie ją pradėjau tik tai kalbėti, tai mes jas mažai parduodavom, mažai ją valgydavo, o dabar mes tiesiog jos nebeturim parduotuvėje, nes visą laiką išperka. Arba restorane suvalgo, arba klientai išperka. Turbūt, pasakyk, kaip atskirti gerą pikanę nuo blogos pikanės? Bloga pikanė, aš įsivaizduoju, turėtų būti su mažai riebalo. Nes vis tiek, kuo storesnis tas kepas riebalo, tuo, manau, jinai būtų sultingesnė. Panašu. Šaunuolis. Čia jau nekalbant apie mėsos spalvą ir taip toliau, pas mus nebūna mėsos spalvų blogų parduotuvėse. O kokia yra bloga? Šiaip jinai tokia raudona, ryškesnė, jinai žymiai ryškesnė negu, pavyzdžiui, kiti katai. Jinai tokia raudonumo turi, sodraus. Pikanė. Ne? Kumpis, pats tas viršutinis. Kaip sunku manim apsimetinėti. Žulikė tu. Va. Tai jinai nėra sudresnė, raudonesnė, nes visa turi būti vienodo atspalvio, tokia švelniai rausva, negali būti bordo ir jeigu brandinta, tada negali būti šiek tiek rudesnė labiau. Ne rudesnė, rausvesnė link tokios bordinės spalvos. Ai va, pas mus dar Bet kada šviežia, tai jeigu jinai šviežia ir jinai yra bordinė, tai jinai yra blogai. Mes skirtingai spalvos matom dar. Jeigu tau tai padės gyvenime, galbūt. Tai... Žiūrėk, kaip gražiai skrūdina, matai? Aišku, gerai būtų termometrų. Turi termometrą? Termometras yra toks, kurį mėsą kiši. Pas tave yra tašytėjai. Aš tai čia neturiu. O kur tavo termometras? Restorane. Pas mane tašytėjai, jau matau, kažkas čia pasiskolino vieną. Tikrai nesu. Ir ją reikėtų išsitraukti prie 50 max. Dar krenta. O, dar 20 bus. Vienas. Šiaip tai gerai sušyla. Šitą bus labai riebi. Tai jinai šiek tiek ko žalesnė, to jinai bus skanesnė. Aš dabar prisukau, kad visiškai aišku žalia nebūtų. Tai vat pakilo iki 300 dabar. Jo, tai aš šiek tiek prisukau. Pažiūrėk, kiek riebalų jinai išsileido. Oho! Matot? Mikhailai. Va, kiek riebalų išbėgo iš jo. Tai dabar tose riebaluose jinai toliau virs. Ir tai bus idealu. Gali tada į vidų dar kažkokį sulčių įpilt ar dar kažką, jeigu nori po biškį laistyti. Alų čia gali biškį pilti. Bet jeigu dabar užpilsi ant riebalo... Ištrauksiu ir užpilsiu.
Gali pilt ant jos tiesiai, pavyzdžiui. Ten instrukcijai parašyta, kad negalima, kad daug Ko? užlašėtų. Ant akmens? Taip. Tai ne ant akmens, tu ištrauk ir tada užlaik. Mhm. Prie ko tu čia sugalvoji ant akmens pilt? Žiūrėk, kiek riebalo. Čia nieko keisto. Vau. Bet čia galbūt dar biškį ir mėsos pasileido sultis. Tai ir sultis, ir tas riebalas nuo viršaus. Ir kodėl aš siūlau kepti keptuvį, kad tu, sakau, neprarastum. Ir tada sultingas. Čia tas visas. vienareikšmiškai, nes jeigu tiek riebalo išbėgs, čia kažkur tai rašo, kad yra riebalų gaudyklė, kurią reikia valyti karts nuo karto. Bet aš dabar... Spėju, kad šitas gali būti riebalų gaudyklė. Ne? Ko tu taip į mane pažiūrėjai? Tu reik pasižiūrėti. Taip. Jinai vadinasi. Man tai čia kaminukas, kad lietus neprilytų. Ką? Kad lietus neprilytų kaminukas? Na. Nu, tai tą liau, nežinau. Yra koks nors patikalas, kad tu, tu Austrijas esi valgęs? Taip. Ir kaip tau? 3 maksimum galiu suvalgyti. Bet čia nėra tas patikalas, kur tu čia jau jo labai norėtum. Ne. Iš bėdos, kad aš negaliu suvalgyti. Sraigės tai galiu daug normaliai valgyti, man jas patinka. Ja? Man irgi sraigės. Nu, pažiūrim. Netgi vištų kojelės, varlių kojelės. Aš tai va, ko aš nesuprantu, tai varlių kojelė. Man toks biškį, žinai, tarp vištos, tik kad vištos labai gaunasi tiksai mažas, žinai, mažos vištų kojelės tokias, žinai, su kauliukais. Nu, žiūrėk. 36. 24. Laukiam mes kokių kem 8. 48. Tada Vitalijus išims jį. Supjaustys. Piršto storumo, taip? Nu ir aš galvoju tada dar atgal biškį tam riebaliuką, kad jisai pasisemtų į save. Po to aš baigsiu morkas kept. Šiek tiek fetos, krapų. Ir pamatys. Tada keptuvę tiesiai dėsime ant stalo. Ir gabaliukus valgysim ir užsikasime morkom su fetom. Bus labai skanu. Labai. Net nebejoju. Ateik. Kiek? O, nu gerai, PM3. Aš tau sakiau, vienintelis tavo darbas buvo žiūrėti temperatūrą. Tai trauk iš čia. Palik dabar. Tai kur dūriai? Čia. 27. 40. Tai kaip tave galima priversti pakelti užpakalį? Žulikas tu, aš tau sakiau iš karto. O po to galėsim Žiūrėk, apgrilinti gal? nieko mes neapgrilinsim. Dabar išsitrauk ją gražiai švariai ant čia supjaustyk. Fetos neištirdyk. Moki pjaustyt. Moku. Kaip pjaustys? Skersai skaidulų, kas yra labai svarbu, Kodėl? nes jeigu supjaustysi neteisingai, sugadinsi mėsą, jinai bus kieta. Ir gausi per ausį. Ne, tai skaidula matosi, mėsos skaidula. Eina va taip, matosi netgi skersai. Pasižiūrėjus į mėsą, Ekspertas. va taip matosi. Jeigu va taip eina, reiškia, reikia va taip pjaustyti. Nu, nedraskyk tos mėsos. Iš esmės dabar žiūrėk, tu čia ką pašnekėjai, tai pašnekėjai, bet reikia pjaustytis va taip visų pirma. Va taip, gabalais, kepsniukas. Okay. Nu, ne iš tos pusės. Taip? Ne.
Va taip reikia pjaustyti, Mhm. kad matytum. Supratau. Tai krapus neįmes, Gerai. krapą visą nurkyčiau. Labai gerai. Imk normalų peilį. Nu imk, aš matau, kaip tu kankiniesi. Imk normaliai rankų. Nu, geriau. Jo. Žiūrėk, dabar mes dėsim čia gabaliuką. Dėsim čia gabaliuką. Labai bėga, aš turiu sustabdyti Sustabdyk bėgimą. kraujavimą. Tai stabdyk. Kam stovi. Padėsiu čia lėkštę. Greičiau, Vitalio, apibėgs, ten viskas, ten daug daiktų, nu greičiau. Viskas. Ten daug visokių daiktų. Nu tai čia valyk, taigi. Čia dabar varva į lėkštę. Nu greičiau. Pakelsim šiek tiek temperatūrą. Manau, kokias 2-3 minutės. Neilgiau. Susitvarkyk stalą šiek tiek, jis sako, tau žmogus bardakas. Susitvarkyti gal ant stalo, nes žmonės sako, kad čia bardakas. Aš siūlyčiau susitvarkyti. Labai gerai. Traukiam mėsą. Greičiau, nu Vitalijau. Tai bus labai gerai. Kas? Bet termometro sunku šitą iškepti bus iš tikrųjų. Ir va dabar gaunasi, mes prieš skaidulą visą pjaustim. Viską biškai fitukas. Bet tas va. Prieskonio kepurė šitą ant riebalo. Iš viso fantastika. Dabar jūs supjaustyk va taip. Ir sumesk visus atgal tas sultis. Nes tos sultis, nes yra sumaišęs su prieskoniais, čia ne tik riebalas ir sultyčių. Ir viskas sumesk į ten. Ok. Ir neatvies taip mėsa greitai. Taip. Nu labai skanu, galiu pasakyti. Tai va, mes su Vitalijum pagaminom jums šiandien pikaniją su morkom, su feta. Ir kai kartu valgysim, tai... Picų krosnyje, kas... Jo, picų krosnyje. Kaip matėt, nu, ką žinau, mes užtrukom, nežinau, iki 25 pusvalandis. Morkos labai gerai pavijo saldumą, turi šiek tiek surumo feta, krapai. Krapus aš vėl atradau iš naujo ir pamilau, nes buvo vienu metu labai mane jau kaip ir erzino, nes mano babuška visur naudodavo ant bulvių krapus, ant visko. O tai turbūt dėl to buvo pabodę, dabar man kažkaip jie vėl atradau juos. Greičiau Vitalijų gyvėstą. Tai žodžiu, taip. Čia gali būti mūsų atsisveikinimas, ne? Taip, Michailai. Tai atsisveikink Vitalijų su žmonėm. Visą geriausią, mylieji žiūrovai. Susimatysime kitose laidose. Atvažiuokit į Šventupę, pamatysit mane gyvai. Mielai lauksiu, priimsiu, pamaitinsiu. Visą geriausią. Ir dar reklaminį. Nu, kaip ir prieš tai 3 sakiniai, kad pakviestum žmonės į Šventupę čia pas save į svečius. Atvažiuokite, pasportuosite, atsigersite alaus,
nealkoholinio, pavalgysite skanų maistą, pabūsite gamtoje, įsimaudysite šventojai ir išvažiuosite pailsėję. Nu ir reklaminį ką nors. Nu gerai, ačiū labai jums, kad žiūrėjot ir tada kitą kartą pasimokinsime daugiau. Iki pasimatymo. Okay.